dabar tu, Augustai, paėmė funkciją, šiaip funkciją, bendrai funkciją. Ir aš aną pamoką tau pasakojau, kad atsiras tiesinė funkcija, kas yra tiesiog tiesiai. Tai yra tiesiog tiesiai. Kas yra tiesinė funkcija, tai va, aš būtent šiandien apie tai pasakosiu, pasidarysim eduką ir mes būsim supratę viską. Tiesinė funkcija, tai vareliai čia va parodyta labai puikiai. Tiesinė funkcija yra, kai su x ir su skaičiumi yra kažkas parašyta. Tai važiuojam. Va. Funkcija kx plus b, čia mandrai skamba. Funkcija kx plus b, mandrai skamba, bet tai yra tiesiog tiesinė funkcija. Tai yra tiesinė funkcija. Ir dabar mums bus svarbiausia suprasti, ką daro kiekvienas koeficientas. Aš jau apie tai esu šiek tiek pasakojęs. Tiesinė funkcija. Ir dabar, ką daro kiekvienas koeficientas, yra labai svarbu. Tada išsispręs visi uždaviniai. Pirmas dalykas. Mes dabar kalbėsim apie koeficientą k, bet aš jau tai sakiau iš tikro, bet nieko tokio, tu dabar nueisi konkrečiai šitą temą. Konkrečiai į šitą temą, koeficientas k. Augustai, gal prisimeni, kas yra koeficientas k? Žinokit, ne. Normalu, nes ne tavo tema, dabar bus tavo tema. Koeficientas k, tai yra krypties. Koeficientas. Krypties koeficientas. Jeigu tavo funkcija, jeigu tas k yra teigiamas, kas yra k yra teigiamas, yra du dalykus reikia žinoti. Pirma, jeigu k yra daugiau už 0, tai tavo tiesiai yra, va taip eina, didėjanti. Antras, jeigu k yra mažiau už 0, tai tavo tiesiai eina žemyn, mažėjanti. Iš karto įsidėmėk, Augustai, kaip sakau, galima viską daryti spalvotai. Gerai, kaip spalvotai, jeigu daugiau už 0, tai padarysim, ką daugiau už 0, tai eina va šitaip, didėjant. Taip geriau prisiminsim, visi geriau prisimena, kai aš paspalvinu. Dabar paimsiu mėlyną spalvą, nes į jūrą nugrimsta. Jo. Ką mažiau už 0, tiesiai eina žemyn, mažėjant. Atrodo, paspalvinu, bet dauguma žmonių turi tokią regimąją atmintį, tai tas paspalvinimas labai padeda. Apie koeficientą ką pašnekėjom. Antras, koeficientas b. Rodo, kur kerta y ašį. Va čia yra labai smagu. Koeficientas b rodo, kur kerta y ašį. Aš galėčiau net nieko nerašyti, bet vis tiek biškutį prašysiu. Aš panaudoju šitą spalvą. Kokią man spalvą panaudoti? Šitą panaudosiu. Rodo, kur kerta y ašį. Aha, tai vėlgi du atvejai. Pirmas atvejis, kai b yra teigiamas. Ką reiškia teigiamas? B daugiau už 0. Pavyzdžiui, b yra 2. Tai reiškiasi tiesiai, parodysiu tiesiog. Tai reiškia, b yra daugiau už 0. Kirs virš x ašies. Antras. B mažiau už 0. Kirs žemiau x ašies. Aha, vėl šituos du, kaip mes prisiminsim, tai vėl nebus mums problemų. Geltona tai bus kaip saulė kirs. Ir vėl paimsiu mėlyną spalvą. Vandenį kirs, vandenį. Viskas puikiai pasidarė.
Dabar mes pabandysim eskizus nusibraižyti. Dabar pabandysim nusibraižyti eskizus. Ir dabar darau. Pirmas eskizas. Pavyzdžiui, f nuo x yra lygu 3x plus 5. Tas eskizas bus toks. Aš pirma savo atsisakau į klausimus. Augustai, tu man atsakyk, ar šita funkcija, šita tiesinė funkcija, kurią mes turėsim atpažinti, ar jinai didėjanti ar mažėjanti? Didėjanti. Teisingai. Per kurią vietą jinai kerta? Y. Čia x, čia y. Per kurią vietą kerta? Atsimink, visada. Per kurią vietą kerta? Tai va šitas nurodo. Tai reiškia, aš y ašyje užsidedu penketą, pasirašau, kad čia 5, ir va šitą funkciją nusibraižęs gausiu tokią tiesinę funkciją. Tiesinė funkcija, kuri pas mane nelabai atrodo tiesiai, bet kažkokia. Čia eskizas. Čia aš nesidarau lentelės, aš tiesiog braižau eskizą. Galima antrą ne eskizą, galima pasidaryti lentelę. Antras mano uždavinys, pasidarysim lentelę, nes jūsų iš tikrųjų prašys lentelės darytis. Jūsų prašys darytis lentelės ir tikslesnį brėžinį nusibraižyti. Tai antrą darysiu su lentelė. Antras. F nuo x. Bet man nepatinka rašyti f nuo x, todėl aš iš karto rašysiu y. Y yra lygu minus 2x plus 4. Augustai, šiaip savo tiesiog man atsakyk klausimą, ar šita funkcija didėjanti ar mažėjanti? Gal mažėjanti? Taip, mažėjanti, nes krypties koeficientas prie x yra minusinis. Per kurią vietą kerta? Per 4. Per 4, taip. Bet tai mums nerūpi, nes mes pasidarysim lentelę, bet mes žinom, kad tai bus. Ta lentelė yra x ir y. tą lentelę pasidaryt, tai x-us galima rinktis bele kokius. Bet kadangi mes nusibraižysim grafiką, tai mes nenorim x-o imti 100. X-ą mes paimsim, tarkim, 0 ir 2. Aš visada realiai tokius ir imu. 0, 2. 0, 2 galima būtų imti minus 2, 0 ir 2, nesvarbu. Bet aš 0 ir 2 ir man užtenka. Aš galiu imti ir daugiau x-ų, ir 4 ir taip toliau. Ar moki rasti y, moki tikrai, ne? 0 tu įsistatai vietoj x-o ir randi y. Kai 0 įsistatai, tai kai 0 įsistatai, tai gauni 4. Ir dabar pabandom įsistatyti dvejetuką. Minus 2 kart 2, minus 4 plus 4, 0. Atidėsim tuos taškus. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tai čia 4, čia minus 4 x. Į viršų 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, minus 4, 4. Y. Einu atidėti taškelį, dar ne visi moka atidėti taškelį. Einu atidėti taškelį, tai atidedu, pavyzdžiui, va šitą raudoną taškelį, 0 ir 4, 0 ir 4 yra čia. Einu atidėti, tarkim, žalią taškelį. Nerašo man, vėl reikia išjungti. 2 ir 0 jau gali tu, Augustai, pas save atidėti. 2 ir 0, 2 į šoną, 0 į viršų žemyn, tai reiškia čia. Ir per tuos 2 taškus reikia nubrėžti tiesę, per tuos 2 taškus nubrėžiam tiesę. Mes matom, kad jinai tikrai yra mažėjanti. Mes patys tai iškart žinojom. Ir kerta per 4. Suprantam, kad y. Pirmas mažėjanti, antras kerta per 4. Mes tiek iš karto galim pasakyti, net nesudarė lentelės. Augustai, viskas aišku, dar nepasimetęs, viskas gerai? Jo, aišku. Tai čia, žinok, čia realiai aš viską pasakiau apie tą tiesinę funkciją. Dabar mums bus lengva. Nes mes eisim tiesiog spręsti knygos uždavinius, kai mes pasidarim, kažką čia pasakoja.
Ką čia pasakoju? Teisingai didėjančių mažinasi, aš viską papasakoju. Ai, pastovioji, kai K lygų nulis. Kai K lygų nulis. Ai, tai dar apie šitą turiu papasakoti, apie išskirtinis atvejais. Jo, papasakosiu. Viskai papasakoti turiu. Įsimesiu į kitą. Jo, tai išskirtinis atvejais, kai K lygų nulis. Čia mes šitą jau žinom, čia viskas gerai. Bet dabar išskirtinis atvejais šalia padėsiu. Dabar išskirtiniai atvejai. Atvejai. Tai yra K lygų nulis. Tai mūsų tiesė bus, pavyzdžiui, tokia. Y, arba f nuo x lygų, pavyzdžiui, 5. Y lygų minus 2. Nu, čia yra koeficientas b, nes koeficientas k, tiesiais lygtis, tai yra tokia. Y lygų kx plus b. Bet kai k lygų nuliui, tai tas k išsibraukia, su x išnyksta, lieka tik b. Nu tai dabar aš labai gražiai, sugalvoju, kaip parodysiu. Jeigu tau bus parašyta y lygų 5, tai tu susirasi y5 ir nusibrėši vertikalę. Ne, čia ne vertikalė, čia horizontalė tiesė. Jo. Horizontalė tiesė. Jeigu y minus 2, tai susirasi minus 2 ir nubrėši horizontalę tiesę. Viskas, čia tas išskirtinis atvejis. Nes krypties koeficiento nebėra, tiksliau jis yra, jis nulis. Ir kai jis nulis, jis kuo labiau artėja į nulį, tai tuo labiau 108 laipsnių kampu pasiverčia ta tiesė, pakrypsta ta tiesė, kai K lygų nulis, tai tiesiog horizontaliai jinai yra. Horizontali tiesė. Nebaisu viskas, dar aišku, Augustai? Jo. Ok, važiuojam toliau. Einam pažiūrėti dabar, ką uždaviniai mums pasiūlys. Pažiūrim, ką pasiūlys uždaviniai. Įsimetu uždavinius. Ar teoriją man įsimesti? Įsimesiu kol kas šitą. Kol kas šitą teoriją įsimesiu. Čia mano bus teorija aprašyta. Jo. Važiuoju. Nustatykite, ar funkcija yra tiesinė. Nustatykite, ar funkcija yra tiesinė. Iškart papasakoju, kada jinai tiesinė. Funkcija yra tiesinė, pavyzdžiui, tiesinė. Kai yra, arba tiesiog skaičius, kai yra normaliai parašyta, pavyzdžiui, 6x, tai čia tikrai tiesinė. Y lygų 5, tai irgi yra tiesinė be x. Y lygų 3/5 x, svarbu x būtų viršui. O dabar netiesinė. Netiesinė. Ką reiškia netiesinė? Kai x yra keistas, pavyzdžiui, x apačioje, pavyzdžiui, 1 iš x. Y lygų 1 iš x jau netiesinė. Y lygų, jei pamatai x kvadratu, tai jau tikrai netiesinė, nes čia bus parabolė, kaip sakiau. X kvadratu minus 5. Čia jau netiesinė. Tai Augustai mes tiesiog sudedam ar tiesinė ar netiesinė visam pirmam uždavinį. A dalis tiesinė ar netiesinė? Tiesinė. Taip. B. Tiesinė. Taip. C. Netiesinė. Teisingai. D. Tiesinė. Teisingai. E. Netiesinė. Teisingai. F. Tiesinė. Teisingai, nes x viršuje, x ne apačioje svarbu. G dalis. Netiesinė. Teisingai. H. Tiesinė. Šaunuolis, Augustai. Labai gerai. Judam kaip tankai per uždavinius. Važiuojam toliau. Antras. Nustatyk K ir B reikšmes. Antro nustatom A dalis, K ir B. Kaip čia man padaryti? Sugalvojau, kaip aš padarysiu. Tai man reikia nustatyti K ir B reikšmes, bet aš tingiu rašyti daug. Todėl aš užpildysiu tokią lentelę A, B, C, D. Ale aš gudras. E, F. Aha, tai man reikia perrašinėti K ir B. Vau, kaip aš viską greit sumastau.
Aš pats kartais stebiuosi savo miklu protu, bet gal man padeda šachmatai, galvoju. Aš šachmatais dažnai žaidžiu. Tai nemokum piešti. Gerai. A dalis, vardink K ir B, Augustai. Pala. Čia tuoj. Kad dalis bus vienas? A, ne, čia B. B yra vienas, taip. O K? O K yra -2. Teisingai, važiuojam į B. K yra 8. Taip, koks B? Nėra. 0. Nėra, tai vis tiek yra 0. C dalis? K bus 3. Ne. -3. Taip, -3, tai reiškia, šita tiesiai jau yra mažėjančioje. Ir B? 0. Gal 5. keistis vietom. Ir Galima apkeisti vietom. -3x plus 5. Taip, čia atsimink, kad galima apkeisti vietom. Jo, patyrėm. D dalis? K yra 8/9. Taip, jis keistas, bet nieko tokio. O B? Yra 2. Taip. E dalis reikia pasispręsti, iškart pasakau. Ką reiškia pasispręsti? Tai reiškia 4x plus 8 iš 2, čia tarpkim y lygų. Tai reiškia, ir viršus ir apačia dalinasi iš 3. Arba aš pritaikysiu tokią taisyklę. A plus B iš C yra lygu A iš C plus B iš C. Arba matau, kad čia susidalina 4 su 2 susidalina ir 8 su 2 susidalina. Tai, kas čia parašyta, iš tikrųjų yra 4x iš 2 plus 8 iš 2. Ir tada sudalinu kiekvieną atskirai. 4 iš 2 sudalina bus 2x plus 4. Pasirodo, kas ten buvo parašyta, tai yra tiesiog 2x plus 4. 2x plus 4. Tik tada galiu sakyti, kad mano K yra 2, o mano B yra 4. Aišku, Augustai? Jo. Bet čia žiaurokas. Vat reikėjo sutvarkyti. F dalyje lygiai tas pats. Čia kas parašyta, 5 sudalinu su 3, tai gaunu, o gal pirma šitus, persirašau. 5, aš rašysiu taip geriau. -3x plus 5. Aš pasikeičiu vietų. Man nepatinka, kai x antrojo vietoje, man patinka, kai x pirmojo vietoje. Ir tada dalinu iš 3. Tai -3x iš 3 plus 5 iš 3. Tai man čia gaunasi, va čia susidalina 3 su 3, prastinimo temą moku, tai -x gaunasi plus 5/3. Augustai, ką rašytum va šitoj F daly, koks bus K? -1. Taip, -1, nors jis neparašytas, o šitas B bus 5/3. 5/3 arba 1 sveikas 2/3, nuo žodžių. Gerai, dar aš noriu H dalies. Koks K ir koks B? Tai X-o nėra, pastebi, X-o nėra. Tai 0. Jo, K lygu 0, o B yra tas, kas skaičius, 0,4. Atsimink, K yra prie X-o, o kai K yra 0, tai turim tą išskirtinį atvejį. Turim va šitą išskirtinį atvejį, kai K lygu 0. Kai X-o nėra, tai reiškia K lygu 0. Puikiai dėliojasi uždaviniai. Puikiai jie pamokina iš tikrųjų. Šitas uždavinys, tai viskas jau nuo dabar tai prasideda tie uždaviniai, kur mes jau tikrai mokam. Augustai, aš šito nedarysiu gerai, nes man tik papasakau, ką čia daryti A dalyje. F nuo -1, tai tu supranti, ką reiškia. Viskas. Tiesiog įstatyti. B dalis. F nuo x lygu 12, ką reikia daryti? Reikia rašyti lygu 12 ir tada Išspręsti. Taip. Ar tu supranti, ką šitas duoda, šitas užrašas? Reikėtų statyti 2. Vietoj x, taip. Ką duoda šitas užrašas? Reikia rašyti lygu -5. Taip, nes duotas y. Viskas labai gerai, tai mes pamatom temos atsikartojimą iš ano.
iš ano. Čia lygiai tas pats. Čia įstatai, o čia prisilygini 14. Nu, jeigu dar kas nors nemokės, tai 4 padarom. Aišku, įkyru jau tokį atsikartojimą daryti, bet padarysim. Nes čia biški sunkesnė ta funkcija. A dalis. Tas, kas viduj parašyta, tai yra x, negalima to pamiršti. Tai f nuo 5. Nuo 0,5. O tai gal aš rašysiu nuo -1/2, aš lengviau be skaičiuotų apskaičiuosiu. 7 minus 2 kart -1/2. Realiai tai skaičiuotuvą. Čia gausi 7 plus 1, tai bus 8. Šitas daiktas yra y, nes aš jau sakiau ir sakysiu amžinai, kad tai, kas kliausteliuose yra x, tai, kas užrašyta outside, tai y. Ir važiuoju. 7 minus 2x lygų 14 ir rasti x. Čia, kai duotas y, visada reikia rasti x. Pastrigau. Tai dalis sprendžiu 7. 7 minus 2x lygų 14, 7 kitą pusę, tai -7. Nu, aš šitą sprendžiu tik dėl to, kad gal kažkas nemokės lygčių spręsti. Lygų 7 pasidalinti iš -2. X lygų -3,5. GG. Uždavinys padarytas. Ir amžinai tokių uždavinių pilna. Augustai, kai sužinosi kontrolinio darbo rezultatą, praneš, gerai? Gerai. Nu, čia tie patys uždaviniai. 7 uždavinys. Nustatyk, ar funkcija didėjanti ar mažėjanti. Ok. Augustai. A funkcija didėjanti ar mažėjanti? Didėjanti. B. Mažėjanti. C. Didėjanti. Taip. D. Mažėjanti. H. E. Didėjanti. Taip. Toliau. F. Mažėjanti. Taip. G. Mažėjanti. Taip. Ir H. Didėjanti. Šaunuolis. Pagal ką nustatai? Pagal koeficientą prie x. Jeigu yra pliusu didėjanti, jei yra su minusu mažėjanti. Kaip aš tai dabar įrodysiu? Nueisiu į GeoGebra, Start Calculation ir y lygų x, tai yra tiesiai. Y lygų 2x, krypties koeficientas pakeičia į kryptį. 2x, o 3x, 4x, 5x. Kuo labiau ir kuo daugiau rašau, tuo daugiau krypsta vertikaliai, nemoku štekėti. O kuo mažiau rašau, jei, pavyzdžiui, parašysiu 0,2, gal nepažįstam 0,2, va, tai tuo labiau artės prie x ašies lenksis. Tas krypties koeficientas, tai irgi labai smagu. Kuo mažiau rašai, tuo gula ant žemės, ne? Kuo daugiau rašai, tuo atsistoja kaip stulpas. Jo, gal šitaip mąstom. Ir jeigu aš parašysiu šalia +5, pavyzdžiui, tai ta tiesiai kirs ne per 0, o per 5. Bum. Va, kas yra esmė. Štai kas yra esmė. Tai čia realiai atpažink funkciją, x funkcija eis kem 5 laipsnių kampu va čia. Čia kas atpažins, tai labai gerai, kas neatpažins, nieko baisaus. Atpažink. -x, kitaip eis kem 5 laipsnių, šita raudona bus -x. Va taip atpažink, bet čia neesminis visiškai uždavinys. Gerai, dabar matau, ko nori šitie uždaviniai. Dabar labai svarbus dalykas, ką aš pasakysiu apie 9 uždavinį. Labai svarbus dalykas. Pasirodo, visų pirma, reikia žinoti žodį lygiagretumas. Lygiagretumas žodis, tai reiškiasi, iš karto kažkur Augustai pasižymėk. Jeigu tiesiais lygiagrečios, tai K yra tas koeficientas,
koeficientas K yra lygus. Tada tiesės yra lygiagrečios. Nepamirštam šito. Nepamirštam. Dabar pasižiūrim, kokie čia yra koeficientai K. Pasižiūrim visų tiesių koeficientus K. 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. Visi sutampa, tai reiškia visos tiesios lygiagrečios, aš taip ir matau. Bet kas pas jas skiriasi? Skiriasi tik koeficientai B. Augustai, bandom atpažinti, kuri funkcija. Va šita A funkcija, matai, jinai turi pavadinimą f nuo x, g nuo x, h nuo x, s nuo x, pratrinu tuos raudonus. Pasakyk, kurią aš pasižymiu va čia A funkciją. Ar jinai f nuo x, ar g nuo x, ar h nuo x, nu žodžiu, ar s. Tuoj. Pažiūrėk tu jas visas. Aš tai jau matau. Tai S į tas Taip, pagal ką nustatei? pagal to 4. Pagal 4, vat 4 yra išdavikas. Taip, dabar B funkcija bus kuri? Bus G. G nuo x, taip. C funkcija bus kuri? Bus F. F nuo x, bet ten B koeficientas yra 0, aš galėčiau rašyti plus 0. Ir čia bus jau nėra pasirinkimo H nuo x. O 0, Augustai, tu stipriai gaudaisi, greit gaudaisi, mes su tavim įsprendžiam kosminį kiekį uždavinių per labai trumpą laiką. Per labai trumpą laiką. Ir neturim bėdų. Ir neturim bėdų. Aha, nubraižyk funkcijos grafiką, iš jo nustatykite y reikšmės. Nu žodžiu, lentelę daryt, arba čytint, nueiti į GeoGebra ir įsivest va šitą ir jums nubraižys tą grafiką. Aš iškart žinau, kaip atrodys minus x plus 2. Aš iškart žinau. Jeigu x grafikas atrodo taip, kem 5 laipsnių kampu, eina taip, tai jeigu aš čia, Augustai, pridėsiu minusą prie x, kas atsitiks? Jeigu Kita minusą, pusė. jo, jinai didėjanti, bet lygiai taip pat mažėjanti taps. Bam, dedu enter, lygiai taip pat mažėjanti. Bam. O jeigu aš čia šalia prirašysiu dvetą, plus 2 parašysiu, kas, Augustai, atsitiks? Pakils į Y2. Jo, teisingai, šaunuolis, Augustai. Va, kirs jau dvetą, nebe 0, o dvetą. Jeigu taip gaudysiesi, viskas, GG, sudraskai funkcijas, visiškai sudraskai. Sudaužai tiesiog į šipulius. O tai yra pačios svarbiausios temos devintokas, jei taip gerai gaudosi funkcijose, tai ateityje problemų neturės. Gerai, aš manau, kad čia mes puikiai judam. Todėl aš jau galiu nueiti į eduką. Ir pasimti savo epinį pieštuką. O, dvi lygiagrečios tiesės. Aha, man sako šitos viršutinės tiesės pasakyti koeficientą K ir B. Augustai, sakyk, ką aš turiu įvesti. Pala. Koks bus koeficientas K f nuo x tiesės? Bus. Pala. Nesakysiu dar nieko. Tai palauk, 0,5? Teisingai toks pat, koks čia, nes jos lygiagrečios, ar ne? Jo, aš to ateisiu, aš turiu kažką greit padaryti. Gerai. Grįžau. Gerai. Ir koeficientą B nustatyti mokėtų visi leliukai. Ne? Koks koeficientas B šitos tiesės? 3. Taip, 3. Rodyti atsakymus spaudžiu, 0,5 ir 3 šaunuolis, Augustai, judam toliau. Ko čia nori iš mūsų? Remdamiesi funkcijos grafiką nustatyk B reikšmę. Tai nėra kas veikt. Čia, Augustai, minus 2, ne? Jo. 0, 0. 4, 2. Easy. Nu, ta prasme. Bet gerai, kad pamokina tą eduką B reikšmę. Labai gerai, kad pamokina.
Gerai. Dabar funkcijos grafikui priklauso taškas A. Apskaičiuok Y koordinatę. Aha. Taškas A duota X koordinatė. Taip, Augustai. Jo. Ką tu su jie veiktum? Reikia statyti. Taip, įstatom mintyse 2 kart minus 0,5, tai bus minus 1. Minus 1 plus 2 yra 1. Bum. Taip, X įstatysim į čia. Žiūrim toliau. Oi, koks geras uždavinys. Vo, Jėzus, koks geras uždavinys. Aha, taigi pagal mūsų teoriją tu atsirink, kuris čia atsakymas tinka. Oi. D. Gerai, aš spaudžiu D ir tikrinu. Teisingai, šaunuolis Augustai. Kaip tu pasirinkai D? Šita funkcija yra mažėjančioje, ne? Tai akivaizdu, kad K bus mažiau už 0. Ir kaip tu pasirinkai D, kodėl? Nes kerta dugne ir B mažiau už 0. Teisingai, šaunuolis, gerą pasirinkai. Tai būna pupė, tai būna 10 klasės egzamine. Važiuojam toliau. Pažymėkite, kurios funkcijos grafikas pavaizduotas paveiksle. Man to epinio skaičiu, to epinio pieštukų net nereikia, nes man tik pažymėti reikia. Augustai, įsirink A dalies. Kuri labiau tau atitinka? Kuri labiausiai tau atitinka? Tuoj bandysiu ir aš rast. Aš jau radau, manau. C. Gerai, čia paspaudžiu C, o čia sakyk, kuri labiau tau prie širdies. Tiksliau ne prie širdies, o atitinka kriterijus, kuriuos mes šiandien užsirašėme. Tuoj. Gal D. Aš pritariu, jinai mažėjanti, bet pakilus per vienetą, jo. Bum, 2 iš 2, šaunuolis Augustai, perpratai temą. F nuo 0,5, nu čia jau šito nedarysim, nes amžinai 5 prisilygini. Ne, šito nedarysim, nes tiesiog per lengva, tai aš tik parodau atsakymus. Kas darys? Jei kas darys. Aha, skaičiu koeficientų K ir B reikšmes. Aha, tai čia dabar vėl duota tas toks užrašas, reikia pasidalinti 5 iš 4 ir X iš 4. Tai jeigu K, tai bus 1/4. Kodėl 1/4? Nes prie X koeficientas yra minus vienetas. Tai čia 1 iš 4, 1/4. Čia 5 iš 4, 5/4. Šitą jau mokinau. Raskite funkcijos. Va čia geras uždavinys, dar nematytas uždavinys. Mums uždavinys. Jo, aš atsimenu jį. Gerai, kiti tai leliukiški, bet šitas geras. Šitą mes būtinai padarysim. Oi, labai jau didelis uždavinys. Susimažinsiu, kad turėčiau vietos, kur rašyti. Gerai. Dabar iš karto pagalvojam. Kaip rasim trikampio plotą? Tai mes labai norim susikirtimo taškų su koordinačių ašimis. Aš noriu, tas trikampis, dar nematytas mums uždavinys. Tas trikampis yra šitas raudonas daiktas. Tai aš labai noriu sužinoti šitos tiesės šitoj vietoj X. Ir, tai aš nuo to ir startuoju ir šitos tiesės šitos vietos Y. Gerai, bandom. Pradėkim nuo... tai net nereikia. Augustai, ar tu žinojai, kad šita tiesiai gali būti užrašyta taip? Gali būti užrašyta F nuo X yra lygu minus 0,5X plus 3. Ir koeficientas B rodo, kokiame aukštyje kerta. Tai šitas taškelis bus visgi 3. Sutinki, Augustai, čia viskas normaliai? Jo. Gerai. Dabar va šito taškelio, ką mes žinom apie jį? Aš aną kartą klausėme, ką mes apie jį žinom? Šitą tašką. X tai nežinom, bet žinom Y. Taip? Žinom Y. Jo. Žinom, koks jisai? 3. 0. Šito taškelio Y ant žemės.
Jo, 0. Šito, būtent šito taškelio. Aš gal kita spalva. Šito žalio taškelio Y tai nėra 3, jis yra, tu pažiūri į Y horizontaliai 0. Tai reiškia, aš nusirašau 3 minus 0,5x lygu 0. 3 metu į kitą pusę minus 0,5x lygu minus 3. Viską pasidalinu iš minus 0,5. X lygu 6. X lygu 6, tai reiškia, šito taško x yra 6, tai reiškia, šita iš tikrųjų tiesiai yra 6. Tai dabar skaičiuoju šito trikampio plotą. Šito trikampio plotas, penktokas ateitų ir paskaičiuotų. Nes šita kašniai bus 3, ta 6, tai šito trikampio plotas yra lygu. 3 kart 6, tai būtų stačiakampis, padalinam iš 2. 3 kart 6, 18, iš 2 yra 9. 9, tai reiškia, turim C atsakymą. Koks gražus uždavinys, Sveikinu su šito uždavinių kūrėjus. Uždavinių kūrėjus. Labai gražus uždavinys, labai patinka. Tai va, kur aš čia padariau? Spaudžiu 9, gaunu tašką. Jei negaunu, aš nustepčiau, nes aš labai gražiai padariau. Nu, žiūrėk, kuris priklauso grafikui, čia įsistaniai, bla 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 bla, čia 100 kart matė. 100 kart matė. Gerai. Tai va, Augustai. Čia bus tavo pati pirmoji tema, ateisi į mokyklą, ar tu jau viską apie ją mokėsi. Apsidairom. Pirmą temą išsinagrinėjom puikiai. Tiesinės funkcijos savybės, tai reiškia, bus susijęta su šita savybės, tai reikia pasakyti apibrėžimo sritį, reikšmių sritį, bla 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 bla, mokėsi. Mokėsi, viskas bus gerai. Tiesinės funkcijos savybės, tai ko čia nori iš jūsų? Kuriame kerta Y ašį, X ašį, kuriame įgyja teigiamas reikšmės daugiau už 0, neteigiamas daugiau arba lygų už 0. Ai, tai čia viskas gražu, viskas gerai. Tu tikrai susitvarkysi, o jei nepasidarysim. Tai tiesinės funkcijos formulės sudarimas, tai yra jau new level, reikės lygčių sistemų arba ne. Tai šitą jau mokinsiu kitą kartą. Tu esi pasikaustęs dabar kitom pamokom, nu žodžiu, viskas bus gerai. Sakyčiau, šiandien tik pilnai pakaks, nu, tikrai supratai, Augustai, temą, ne? Nu, normaliai supratai, viskas tikrai labai gerai. Nueisi į mokyklą, dar labiau suprasi, nes papildys tave arba tiesiog tau bus nuobodu, nes viskam būsi matęs ir reikėjęs. Viskas, ate Augustai, šaunuolis. Gerą vakarą. Ačiū, iki.